Top Sport Casino lažybos. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Treneri, sveikinimai su pergalė. Tikiu, kad norėjusi tokios pergalės, kada ir įvarčiai krito ir pavyko vartus išlaikyti sausus. Koks pirmas jūsų komentaras? Norėčiau padėkoti komandai už discipliną, už darbą. Ir iš šono visada atrodo, kai laimi 3-0, viskas pavyko lengvai, bet tik tai atrodo taip. Bet norisi kaip trenerių visada daugiau ir nuo pat pradžių galbūt buvo toksai galimybės, net pirmose 2 minutės jau buvo kažkokie geros užuomazgos įmušti įvarčiai. Ir kai neįmuši, po to pradedi galvoti, kažkas tai nefunkcionuoja, galbūt kažkas neeinasi. Bet komanda išlaikė tikrai gerą discipliną, darbą. Buvom neblogai pasiruošę prieš juos ir kaip bebūtų, Šiauliai tikrai stengiasi maksimaliai atlikti darbą, pasipriešinti mums ir tikrai nebuvo lengva, kaip atrodytų ta pergalė. Tad komplimentai vis tiek iš Šiauliams, už jų pastangas, už jų darbą. Bet tikrai norėčiau padėkoti komandai, kurie šiuo momentu kiekvienos rungtynės jos tikrai daug ką reiškia ir jos yra, kaip aš pavadinsiu, kiekvienos rungtynės psichologinės, kurios ne tik reikia mokėti žaisti, bet reikia sutvarkyti ir psichologiškai. Šiandien, ko gero galima sakyti, taip visos grandys suveikė ir 3 skirtingi žaidėjai pelnė įvarčius ir vartininkas dar priedo ir 11 metrų baudinį atrėmė ir išlikot ant nulio, jeigu taip galima išsireikšti. Jo, džiugu, kai komanda išeina išlaikyti sausus vartus, nors turėjo priešininkai galimybę ir pendelį mušti. Bet tikrai noriu pasidžiaugti dėl visų ir įvarčių ir nepraleistų, bet to pačiu kažkaip džiugu, yra žaidėjas, kur irgi po traumos Nana grįžęs ir įmušė taip pat Mbappé. Tai tikrai džiugu, kad žaidėjai grįžta vėl, kad jie matosi toliau prideda komandai vėl tos gyvybės, konkurencijos. Tikrai noriu padėkoti, kad tikrai nenuleidžia rankų, kad stengiasi, tad yra džiugu ir duoda komandai pasitikėjimą ir ypač šiuo, sakyčiau, pačiu sunkiausiu momentu. Treneri, tai pirmasis jūsų įspūdis ir komentaras po ką tik pasibaigusių rungtynių. Sunkus komentaras, paprastas, 3-0, pralaimėtos rungtynės. Nesvarbu kaip, bet pralaimėtos rungtynės čia labiausiai, kai sakyt, nervuojantis dalykas ir nieko. Rytoj į treniruotę ir vėl dirbt ir taisytas klaidas. O klaidos prasideda ne tik aikštėje, visame kame. Savaitinėme cikle, treniruotėse visame kame ir ne tik žaidėjų rankose, tai nieko. Žinau, kur reikia taisyti, išvadas pasidarysiu ir idom toliau. Ko gero, taip dėliojant rungtynes, iš daug dedamųjų viskas susidėjo, buvo aišku ir ta raudona kortelė, buvo kitų situacijų, bet jau tos pirmosios 5 minutės iš esmės parodė, kad gali būti labai sunkus vakaras, kai varžovai bent 3 tokius pakankamai pavojingus įėjimus į baudos aikštelę jau buvo padarę per tas pirmasis 5-6 minutės. Taip, jau pirmosios minutės parodė, kad Transinvestas eis aštriai, eis iki galo, bet sakau, dar esminis dalykas, mano bloga parinkta taktika, mano netinkami sprendimai privertė Transinvestą taip gerai jaustis ir sakau, šitos dalykus pakeisim ir judėsim toliau, tai jo. Šitos išgyvendinsim dalykus greitų metų. Visai nesenai neblogą frazę girdėjau, kad reikia žinot, kaip laimėti, bet reikia žinot ir dėl ko pralaimi. Tada galima ištaisyti klaidas. Jūs paminėjot, kad žinot, dabar lieka nedaug laiko iki kitų rungtynių, kitos rungtynės Top lygoje prieš jūsų buvusią komandą Sūduva, bet kiek jau galvojate, galbūt ir akcentus dėliojate, ko gero dabar žvelgiant į svarbiausią sezono akistatą Taurėje.
Tai taurė, bet vėlgi, kaip jūs sakėte, pradžioje yra Sūduva, tai dabar visos mintys, visas pasiruošimas yra rungtynėm prieš Sūduvą ir tik tada bus mintys apie taurę, kur taip. Mes esam tokio situacijų, kad nėra nesvarbių rungtynių, absoliučiai visos, ar tai lyga, ar tai taurė, visur yra labai svarbu ir tik nuo mūsų pačių priklauso, ar tos rungtynės dienos pabaigoje bus geros ar blogos. Nesakau, dabar visas fokusas yra rungtynėms su Sūduva, po to rungtynės su Kauno Žalgiriu, su Vilniaus Žalgiriu ir taip toliau, tai žingsnis po žingsnio judėsim ir esminis dalykas yra paprastas. Išgyvendintas klaidas, tą chaosą, kuris yra viduje ir jo. Yra tik tai būdas vienas - išgyvendinta ir judėti toliau.